Ir aš nežinau, ar tu žinai, bet jau vyksta registracija į renginį Jornada Semdor Coluna Vinte EUM. Jis vyks balandžio 11, 13 ir 15 dienomis, 19 val. Norėdamas užsiregistruoti ir gauti daugiau informacijos, nuorodą dalyvauti rasi vaizdo įrašo aprašyme. Keista, jaučiu tą deginimo pojūtį, bet jei uždedu ranką ant pėdos, ji yra normalios temperatūros. Tai tik pojūtis. Kaip taip gali būti? Štai kaip yra Elianė. Degimo pojūtis dažniausiai susijęs su nervu. Nervas, man patinka sakyti, yra tarsi duomenų laidas. Žinai tą laidą, kurį prijungi prie savo telefono ir prie kompiuterio? Tada gali siųsti dalykus iš telefono į kompiuterį ir iš kompiuterio į telefoną. Taigi nervas yra tarsi tas duomenų laidas. Pažiūrėk į šį piešinį. Čia aš nupiešiau maždaug žmogų, ar ne? Rankos, kojos ir čia yra smegenys. Ir nugaros smegenys, ar ne? Kas yra galvos viduje, smegenyse ir kas eina per stuburą. Visa informacija, kurią turi tavo kūnas, išeina iš kažkurios kūno vietos. Ji patenka į nugaros smegenis ir keliauja iki smegenų. Lytėjimo pojūtis, judesio pojūtis, šilumos, šalčio pojūtis, skausmo pojūtis, spaudimo pojūtis. Visą tai tu gali jausti tik todėl, kad turi nervus, turi šį duomenų kabeliuką, kuris jungiasi su smegenimis. Ir tuo pačiu metu yra nervų, yra mažų nervukų, aš netgi pažymėsiu juos kitą spalvą čia, pažymėsiu juodai, kurie išeina iš smegenų. Jie eina per nugaros smegenis ir pasiekia bet kurią kūno dalį. Tai, kas perduoda informaciją iš smegenų į bet kurią kūno dalį, yra tai, kas kontroliuoja. Mano ranka atsidaro ir užsidaro, nes mano smegenys liepia jai atsidaryti ir liepia jai užsidaryti. Teisingai? O štai šis duomenų laidas yra nervai. Matai, kaip jis keliauja per visą mūsų kūną. Mūsų nervai turi šią savybę – keliauti dideliais atstumais ir vis tiek perduoti informaciją. Per visą šią nervo kelionę, kai kuriuose vietose jis gali būti spaudžiamas. Taigi, kad jis kažkaip yra dirginamas. Ir kai tai atsitinka, atsiranda tam tikrų simptomų. Arba nervas, kuris perduoda informaciją į smegenis, pradeda neveikti tinkamai. Tada atsiranda deginimo pojūtis, kaip kad jaučiate savo pėdoje. Jūs jaučiate dilgčiojimą, tirpimą ir skausmą. Arba kai kur nors yra spaudimas, kažkas spaudžia tuos nervus, dirgina tuos nervus. Tada sutrinka nervas, kuris perduoda komandas iš smegenų ir valdo, pavyzdžiui, jūsų pėdą. Taigi tokiu atveju jūs prarasite jėgą, prarasite tvirtumą ir prarasite gebėjimą valdyti pėdą. Daugelis žmonių, sergančių diabetu, arba patyrusių traumą, arba turinčių kitų problemų, turi tai, ką mes vadiname nukarusi pėdą. Jie nebegali pakelti pėdos priekį. Tai atsitinka būtent todėl, kad žmogus prarado gebėjimą valdyti pėdą. Tas deginimo pojūtis, kurį jaučiate, nereiškia, kad pėda iš tikrųjų dega ar yra karšta. Tai reiškia, kad nervas, kuris perduoda informaciją iš jūsų pėdos į smegenis, kažkur pakeliui yra dirginamas. Yra kažkas, kas sukelia šį skausmą, kuris tik atrodo toks, bet iš tikrųjų taip nėra. O dabar noriu parodyti tau 2 būdus, kai gali labai greitai suvaldyti šį deginantį pojūtį. Beveik kaip magija. Pasimk kėdę, pristabdyk vaizdo įrašą, pasimk kėdę ir ateik čia. Na, ar pasiėmei kėdę? Tuomet einam toliau. Šiuos 2 būdus, kaip palengvinti, pagerinti, suvaldyti tą deginantį pojūtį, aš parodysiu problemoms susijusioms su nervo suspaudimu, kuris vyksta šalia pėdos. Gerai? Taigi einam toliau. Pirmas būdas, kurį noriu, kad padarytum. Atsisėsk sukryžiavęs koją ir dirbk su pėdos pusiausvyra kaip visuma. Tam ranka, kuri yra prie pėdos pado pusės, laikys čia už kulno. Kita ranka laikys čia už pėdos viršaus, už kelties. Ir jūs atliksite sukimo judesį. Traukite kulną žemyn, o pėdos pirštus į kitą pusę.
ir keičiate, tarsi gręžtumėte audinį. Į vieną ir į kitą pusę. Kiek tik galite, bet ne iki skausmo. Imkite taip, kaip jums patogiau. Kai kurie mėgsta imti tik delnų, nykštį palikdami išorėje. Kiti mėgsta naudoti nykštį, kad nukreiptų šį judesį čia. Svarbiausia, kad galėtumėte atlikti šį judesį kiek įmanoma labiau. Kiek įmanoma, gerai, į vieną ir į kitą pusę. Jūs atliksite šį sukimą, suksite 20 kartų. Kai aš tai darau, aš gerinu raumenų įtampą. Taip, ir tokiu būdu aš sumažinu, kiek šie raumenys spaudžia tuos nervus. Gerai? Svarbiausia, leis parodyti tau vieną labai įdomų dalyką. Tai galbūt yra antras būdas dirbti. Leis man pažymėti juodai. Štai, čia viršutinėje pėdos pusėje, vidinėje pėdos pusėje yra tas kauliukas. Kulkšnies kauliukas. Kai kur tai vadinama mocoto. Yra išorinėje ir vidinėje pusėje. Ir čia yra kulnas. Teisingai? Tarp šių dviejų kauliukų eina kelios struktūros. Tarp jų yra nervas, vadinamas blauzdiniu nervu. Jis inervuoja pėdos padą. Teisingai? Taigi, tikriausiai deginimo pojūtis, kurį jaučiate pėdoje, gali būti sukeltas būtent dėl šios vietos. Kai aš atlieku šį sukimo judesį, gali atrodyti, kad tai paprastas dalykas, bet iš tikrųjų aš gerinu šią blauzdinio nervo eigą. Jeigu čia yra problema, jūs tai padarysite 20 kartų ir deginimo pojūtis išnyks. Štai. Štai taip. Antrame pratime mes taip pat dirbsime su ta pačia vieta, tačiau kitu būdu. Per tą patį tunelį, tą pačią sritį eina ir kitos struktūros. Tarp jų užpakalinio blauzdinio raumens sausgyslė. Ir šis raumuo gali sukelti daugybę problemų mūsų pėdoje, blauzdoje, blauzdos priekyje ir keliuose. Dažnai būtent jis dirgina šio nervo eigą. Dabar noriu tave pamokyti paprasto būdo, kaip pagerinti. Šį raumenį vadinama užpakaliniu blauzdiniu raumeniu. Ir tokiu būdu pagerinsi nervo būklę apačioje. Gerai? Taip pat, kaip dabar sėdi, paimk čia blauzdą. Tai lengva, juk tai kieta struktūra, tiesa? Kieta, atrodo kaip siena, cemento blokas. Taigi žinai, kad laikai kaulą. Jeigu pirštais eisi atgal link blauzdos raumens, ateis momentas, kai tas kietumas dings, taps minkšta vieta. Būtent už kaulo eina užpakalinis blauzdinis nervas. Taigi, su nykščiais eisite už blauzdikaulio kaulo, už blauzdos kaulo, ieškodami skausmo taškų. Eikite atsargiai, nes gali būti gana skausminga, gali būti taškų, kurie skaudės labiau nei tikitės. Radę skausmingą tašką, laikykite tokį spaudimą, kad jaustumėte lengvą skausmą. Laikykite šį spaudimą 90 sekundžių. Pajusite, kad skausmas mažėja, atrodo, kad jis labiau išsisklaido. Ir raumens pasipriešinimas mažėja, jis tampa mažiau įtemptas. Turiu kolegą, kuris sako taip. Pradžioje atrodo kaip 3 rūšies mėsa, o pabaigoje kaip 1 rūšies mėsa. Maždaug taip ir jausitės. Ir jūs ieškosite visame šiame regione už blauzdikaulio kaulo šių skausmo taškų ir po vieną juos išjungsite, deaktyvuosite. Taigi, atlikite šiuos 2 pratimus ir nepamirškite parašyti komentaruose, ką pajutote. Ar jums padėjo ar nepadėjo, ar deginimas sumažėjo.